rytas, tai 4 rytas pabudus automobilyje, jau pasiekiau savo kelionės pradžios tašką. Tai dabar persikrausiu daiktus, pasiimsiu piligrimo pasą, išsimsiu pinigus iš bankomato, jau susimokėjau už savaitės parkingą, kur paliksiu mašiną. Va, ir žygiuosiu, tai labai daug reikalų reikia suspėti ir dar nužygiuoti bent jau 20 km, kad pasiekti kitą miestą, Nakvynės miestą. Tai va, kelioniai naudosiu piligrimo appsą, labai faina, čia esu susiradęs, viskas yra surašyta, tai viskas pakankamai patogu, tiesiog reikia viską įgyvendinti. Tai va, dabar skubu ir tada pradėsiu reportažą jau iš žygio. Iki. Na va, gavau piligrimo pasą, tokia išlankstoma knygutė, kaip armonikėlė. Ir iš karto pirmoje vietoje 2 eurus kainavo, mokėjimas tik grinais. Ir pirmoje vietoje va jau yra uždėtas štampukas, kadangi einu patį paskutinį atstumą, tai reikės kiekvieną dieną po 2 antspaudus užsidėti. Tai va tiek, važiuoju dabar palikti mašiną, na ir prasidės žygis. Na va, pradėjau savo žygį Sarijos mieste, tai pastačiau mašiną, gavau pasą, pasiėmiau grynųjų pinigų. Va, ir dabar žygiuoju pagrindinę jų gatvelę ir netrukus jau žygiuosiu iš miesto ir prasidės pievos laukai. Tikras žygis. Šiandien numatyta nueiti apie 30 km, nes noriu sustoti kitam žymiai didesnė miestelė, kur yra bankomatas, patogi nakvynė. Eidamas pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad va šito nedidelio upelio tiltas, simbolika ant tilto yra kriauklytės, va čia va visas tilto turėklas yra tomis kriauklytėmis. Toks tarsi irgi simbolis, kad pro čia žygiuoja piligrimai ir taip iš tiesų šitas va takelis einantis toliau yra piligrimų tako dalis. Dar vienas dalykas, kuris labai nustebino, tai kelias per miestą, piligrimų kelias einantis per miestą ant takelio nužymėtas geltonos spalvos rodiklėmis. Va kaip tik norėjau parodyti. Visur, kur eini, matai šitas rodiklis. Neįtikėtina. Žmonės iš tiesų neina šio kelio iš gero gyvenimo ir pačių įvairiausių yra priežasčių. Tai va ir čia sustojau, tiesiog medis pakeliui ir va tiek pridėta šventų paveikslėlių, prirašyta linkėjimų. Ant akmenėlių yra tie linkėjimai surašyti, nuspalvinti, sudėti. Jo, tai šitas kelias tikrai yra ypatingas ir daugybė istorijų su savim nešasi. Tokia pakeliui nedidelė piligrimų stotelė, turėtų bėgti vanduo. Čia yra net ir kažkoks baseinėlis gal nusiprausti, bet jisai visiškai užaugęs žolėmis, vanduo nebėga. Tai iš tiesų tikrai yra šitam keliui apleistų vietų. Labai įspūdingai tas ispaniškas kaimas atrodo. Žygiuoju čia dabar per tokius mažus miestelius ir tie namai iš akmenų sienų, vieno akmens storio, langinės 100 metų menančios turbūt. Ir stogai kažkokie iš kažkokių plokščių, toks jausmas iš akmens. Dar turbūt stovėjo ir prieš 1 pasaulinį karą. Tai čia dvelkia tokia senovė ir istorija neįtikėtina, kur nežinau, ar kažkur įmanoma pajausti tą tokią dvasinį, kad čia. Tokią savitarnos kavinukę, vien tik automatiniai aparatai, staliukai, kėdutės, gali prisėsti, šiek tiek pailsėti, atsigaivinti.
Va, o pati gatvė, tokia mažo miestelio, va taip atrodo, negyvos dvasios. Tik tai visur vyruojantis ir dominuojantis gyvulių mėšlo kvapas. Nes čia ūkininkai tikrai matosi, kad ir dirba, ir gerai uždirba iš to. Įveikiau pirmą atkarpą, atėjau į Porto Marino miestą. Ir dėl to jisai taip ir vadinosi, kad čia tokia didžiulė kaip įlanka. Vienoje ir kitoje pusėje upė, nežinau, reikės pasižiūrėti žemėlapį. Va, bet tikrai milžiniška, labai vėjuota, vėsu. Pats miestelis štai ten ant kalno yra, kažkur netoliese ir mano nakvynės vieta. Tai dabar žygiuoju, tiesiog pasildėsiu daiktus. Galbūt nulėksiu dar nusipirkti maisto į parduotuvę ir šiam vakarui tiek, tiesiog poilsis ir rytoj laukia panaši diena. Viena įspūdingas įėjimas į miestą, va, štai ten už manęs matote tokius gražius laiptus. Na tai va, kopiu ten. Na va, pagaliau užkopiu į Porto Marino miestą. Paskutinė žygio stotelė šią dieną. Va, o jisai taip vadinasi dėl to, kad galim truputėlį paeiti. Šalia yra tokia labai didžiulė upė, dabar pakankamai nusekusi, bet vėjuota ir vaizdas labai geras. Va, tai iš toli jinai atrodo maždaug taip. Štai ten tolumoje, o pats miestelis yra ant kalno. Viešbučiai visi užimti, brangus viešbučiai, labai daug žygeivių, kurie mėgsta komfortą. Pigus viešbučiai visi tušti, tai nakvynės rasti tikrai nesunku. Na ką, gavau kambarį, galime pasižiūrėti, kas čia man priklauso. Jo, visiškai gavau geresnį, tiesą sakant, kur viskas viename kambaryje, normali vonia, kas yra tokiam žygyje tiesiog nerealus dalykas. Tada va tokio dydžio kambarys, 3 lovos, tiesiog man pasakė, kad kambarių nebuvo, bet viena tai buvo pasiūlytas prastesnis, bet atsisakė žmonės, kai kurie piligrimai ir liko vienam su 3 lovom didžiulis kambarys. Nieko man čia iš tiesų nereikia, aš išlūšiu ir viskas. Va, ir vaizdas už lango. Pasižiūrėkim, kas ten matosi. Įgriuvę stogai ir katedra. Na štai toks vaizdas pro langą. Priešais mane yra pats miestelio centras, katedra. Ten didžiulis triukšmas, žmonės kavinėse švenčia. Matyt, nuėję savo atstumus, taip atšvenčia tą įveiktą žygio atkarpą. Va, tai būtinai ten prasieisiu. O dar turbūt dabar nesilsėsiu, bet greitai dar parbėgsiu centrą. Va, arba jeigu pajausiu, kad nebėra jėgų, tai padarysiu tą rytoj. Bet jo, vieta yra fantastiška ir labai gera starto vieta iš čia. Pati gatvelė atrodo taip. Štai tokia nakvynė man kainavo 40, o maistas, vienas patiekalas čia viešbutyje arba kavinėje yra nuo 10 eurų pats paprasčiausias, o aš nusipirkau už 13 eurų. Čia yra ir pusryčiai, ir vakarienė, yra labai sveikas maistas. Va, tai po 6,5 euro, tai tikrai pigiau negu kavinėje ir pavalgysiu sveikai ir skaniai. Tai kas man labai patinka ir tikrai labai sveika yra sardinės, jos visais atžvilgiais yra sveikas maistas. Tada grūdinės kultūros, puikus sveikas baltymingas maistas. Tada nerealus dalykas jų nacionalinė sriuba. Šalta pagaminta, ją reikia išgerti, parduotuvėje nesugebėjau angliškai susikalbėti, tai susirodėm gestais. Va, čia lęšiai su prieskoniais, irgi jų kažkas tokio nacionališkai pariešto. Ir čia įtariu kažkoks tiesiog pienas vadinasi, kefyras. Tai va, puikiai praėjo pirma diena, tikiuosi, kad visos kitos dienos bus tokios pat puikios. Na va, išėjau šiek tiek dar į gatvę, kadangi apsigyvenau pačiam centre 5 metrai nuo katedros. Tai norėjau parodyti, koks čia grožis, va kaip jinai atrodo, tokia kvadratinė, be stulpų, bet be galo graži. Čia va tolumoje šurmulys, va ten matote, tai ten kavinėse piligrimai poilsiauja. Čia va kita pusė, vėlgi labai gražus toks senovinis pastatas.
Žodžiu, labai graži vieta, pabaigti dieną, pražygiavus dieną, atsipalaiduoti, pailsėti, skaniai pavalgyti, išsimiegoti. Na ir rytoj vėl nudžiugiuoti vieną gerą kitą 10 kilometrų. Tai tiek, iki rytojaus.